Sveiki, esu Marius, dirbam labai Krekenava, tai šiandien vyksta kūlimas mūsų laukose. Dirbam apie 3200 hektarų ir auginam pagrindinės kultūras. Ir dabar darbai vyksta naujoji buldozer veislėje. Pirmoji diena. Rezultatai laukas nebaigtas, gal baigsim tik už 2 dienų, nes ganėtinai didelis, apie 200 hektarų. Bet kokybiniai parametrai tikrai džiugina kol kas. Turim pirmą arba ekstra klasę, dar antros. Pilną derlių bus galim pasakyti nukūlus, o palei kombaino rodmenis tai apie 10 kol kas rodo ir į viršų. Tai visada išbandom kažką naujo, nes visada ateina naujovės, stipresnės veislės, tai pasiūlys Algimantai, išsirinkom ir būtent bandom šį kartą. Braitas yra antroji veislė, kurį auginam. Šios dvi veislės užima apie 60% mūsų laukų kažkur, taip sakyčiau, iš 1000 hektarų. Braito veislį jau turim užsisakę vėl, auginsim jau keletą metų iš eilės, o buldozer tai nukulsim lauką, susversim ir tik tai žinosim skaičius ir nuspręsim, ką darom toliau. Atrodė viskas labai gerai, tankus, gražus pasėlis, sveikas, neturėjom jokių priekaištų iš tikrųjų. Todėl iš šio lauko ir tikimės gerų rezultatų, todėl kūlam dabar pranašauja lietų, tai norim kuo greičiau nusimti, kad tik neparasti derliaus. Vienu iš buldozer savybių pasirinkom dėl pasėlių išgulimo, būtent šitas laukas yra toks, kuris dažniausiai užėjus stipriom liūtim, vėjui visada turim išgulimą, o dabar matom, kad praėjus tikrai nemažiem vėjam, liūtim, turim statų gražų pasėlį.